Labas rytas, mėlyji šeiminėlė. Šiandieną yra pirmadienis ir Ryanas važiuoja į futbolo stovyklą. Aš iš karto nuvežus į futbolo stovyklą važiuosiu į kavinę, tenais prisėsiu ir pradėsiu studijuoti, pastudijuosiu geras 2-3 valandas ir tuomet į sporto salę, grįšiu namo, pavalgysiu ir važiuosiu į mokyklą. Tašę turime, rankšluostį, vandens, kremą nuo saulės. Viskas čia yra, sudėliota, suorganizuota. Davai. Tai dabar yra 6:30 vakaro, norėjau sudėti šiuos drabužius į tą dėžę, švarių drabužių dėžę, bet turiu naują tokią kaip ir rutiną. Kiekvieną kartą nusikabinu švarius drabužius, juos iš karto susikabinu ir kai kuriuos nešu į viršų. Nes jeigu sudedu 2-3 arba savaitės skalbimus į tą dėžę, žinokite, labai daug prisirenka ir po to, kažkaip. Sakiau, vaikui greitai važiuoju į parduotuvę, reikia nupirkti šunims maisto. Jis žaidžia su kortom, vaikelė. Aš važiuoju į parduotuvę, dabar yra po 7:15, eisim miegoti prieš 8:30. Kad aš jau būčiau gerai užmigus apie 9. Labas rytas, mėlyji šeiminėlė. Dabar yra 6:30 ryto, kėliausi 5, pradėjau studijuoti. Geriu šaltą kavą, kurią pasidariau vakare, kurie pirmą kartą žiūri, mes gyvename Tailande su sūnumi Ryanu, kuris yra iš Honkongo. Dabar aš montuoju savo video ir taip pat studijavau. Tai diena nusimato tokia. Šiandieną yra antradienis, vaikas turi atostogas, bet mes turime taip pat vasaros stovyklą nuo 9 ryto iki 2 dienos. Tai aš nuvežu Ryaną į vasaros stovyklą ir iš karto važiuoju pas vieną klientą, kur savanoriauju. Aš studijuoju bakalauro vaikais su neįgalumais. Tas vaikas yra 5 metukų ir iš tikrųjų jis eina į Ryano mokyklą, bet aš jam padedu, kaip ir savanoriauju. Bet kadangi yra vasaros atostogos, tai aš važiuoju pas jį į namus arba jisai atvažiuoja pas mane, tėvai jį atveža. Ir aš bandau jį pamokinti kalbėti ir taip pat sudėti tokią sudėlioti struktūrą, kad jam būtų lengviau namuose. Iš tikrųjų gaunasi gana neblogai, kartais būna nemažai riksmų, nes jam nepatinka kaip ir tos sesijos, terapijos, bet sesijos daugiau. Ką padarysi? Mūsų naujas šuniukas Gilbertas, kuris buvo paliktas prieglaudos namuose, kadangi jisai senas, tai aš noriu jį prižiūrėti. Video montuoju va čia vaikelį. Taip ir gyvenam. Šiandieną vaikas valgys pusryčius 2 kiaušinius, nes labai daug sportuoja, o pietums ir vakarieniai išvirsiu ryžių su vištiena, jam tas labai patinka. Tai kas dar? Nieko. Kadangi mūsų naujas šuniukas gana riebus, jam reikia numesti svorių. Turiu virtuvinės svarstyklės ir pasversiu maistą. Ryan, what are you buying there? Come on, so why do you need it? Well, I'm not giving you hundreds every time and you want to go to Wonder Space. Na va, atvažiavau pas tą žmogų į namus su vaikeliu. Na, mėlyji šeiminėlė, dabar yra po pirmos 27 dienos, aš pabaigiau sportuoti. Šiandieną buvo gana faina diena, iki 12 dienos aš nuveikiau labai nemažai. Iki 12 dienos aš nuspėjau pamedituoti, susitvarkyti namus, pagaminti, valgyti pietums ir taip pat vakarieniai ir kuomet Ryanas grįš iš mokyklos taip pat padirbėjau 3 valandas
su vienu vaiku, minėjau, važiavau aš pas jį į namus, padėjau jam sudaryti tokį kaip ir planą, kas dar. Atvažiavau dabar sportuoti ir iš karto po sporto važiuoju į kavinę, nusipirksiu sodos vandens ir aš tenai studijuosiu gerą valandą pusantros, grįšiu namo, po dušu, persirengsiu ir tikriausiai su vaiku važiuosime su riedlentėm važinėtis. Tai rytas prasidėjo nuo 5 ir gerai, man patinka tokios dienos, jaučiu, kad turiu ir laiko savo, ir sportui, ir namams, ir vaikas dabar bus laiko ir vaikui, ir šunims, ir bet laukia neišpasakytas karštis, aš galvoju apie 32 karščių, gal daugiau. Labas vakaras, mėloji šeimyna, tikiuosi gyvenate gerai, dabar yra beveik 7 vakaro ir aš prisėdau mašinoje, kol Ryanas žaidžia. Labai greitai noriu pakalbėti apie discipliną ir kodėl nebijokite pasakyti ne. Jūs tikriausiai žinote, pas mane yra dideli gyvenimo pokyčiai, mes su Simonu skiriamės, aš dabar esu tik viena su vaiku, tai turiu tikrai ką veikti. Turiu ką veikti ir mokykla, dabar yra atostogos, bet taip pat aš važiuoju pas tą vaiką pabūti 3-4 valandas per dieną, arba aš jį parsivežu namo ir tuomet bandau mokinti kalbėti. Ir taip pat studijuoju, bet kada į mokyklą reikia eiti, tuomet aš mokykloje praleidžiu 7-8 valandas, grįžtant namo pasportuoju. Taip pat studijos, bla bla bla. Aš kartais manęs klausia, praeitame pokalbyje atsivėriau, kad kartais žmonės klausia, kaip tau tai pavyksta. Iš tikrųjų, nenoriu kartoti šiame video, bet aš išmokau, kaip pasakyti ne. Išmokau, kaip pasakyti ne žmonėms, kurie nėra verti mano laiko. Išmokau pasakyti ne, kadangi atradau savo vertę. Ir nereiškia, kad aš tų žmonių gal negerbiu, nevertinu, aš su jais nenoriu praleisti laiko, bet aš pradėjau vertinti savo laiką daugiau, savo svajonės, savo planus, nes aš anksčiau būdavau gal iš tų žmonių, kur bandydavau visuomet, man būdavo sunku, jeigu manęs paprašo padėti, jeigu manęs paprašo nuvažiuoti, pabūt, pasėdėti, aš taip ir gal ir darysiu, kadangi, ne visada, bet kada jaunesnė buvau, kadangi kažkaip, aš nežinau, gal ką žmonės pagalvos, po to galvos pasikėlus, tai žinoma, važiuosiu pabūti, pasėdėti, važiuosiu padėti. Bet aš pastebėjau, kad jeigu tu neturi savo svajonių, neturi savo planų, neturi nieko ateities planų susidėliojus, žinokite, bus daug lengviau kitiems žmonėms išmušti tave iš vėžių. Bet jeigu tu susiorganizuoji savo gyvenimą taip, kad tu žinai, ko tu iš gyvenimo nori, tu žinai, kaip nori atrodyti, jausis, kiek nori uždirbti, kokius namus nori turėti, kad ir atrodo tas kelias yra labai tolimas, prisiminkit, nešvaistykit savo laiko su tai žmonėmis ir tiems dalykams, ir tam Instagramui, ir tiems Reelsams, ir TikTokams. Taip, gali pasižiūrėti kelias minutės, pusvalandį, 15 minučių, niekas nesako. Bet jeigu tu nusimeti visas tašes po savo darbų ir tu nieko kito nedarai, prisiminkite ir nepykit, nieko daug nebus. Tai nereiškia, kad jums reikia visuomet įkipti į darbus ir laiko savo neturėti, tai yra neteisybė, bet yra labai svarbu prisiminti, ką tu nori gyvenime nuveikti, į kurią pusę tu nori eiti, kiek tu nori uždirbti, kaip tu nori atrodyti ir panašiai. Kartais mes taip bandome kitiems įtikti, kad ką kiti žmonės pagalvos, kad mes visiškai nepagalvojame apie save, ką mes pagalvosim, kaip mes gyvensim. Jeigu tu moki, kaip pasakyti ne, jeigu tu moki, kaip eiti per gyvenimą iškeltą galvą, aš nekalbu apie pasikėlimą, bet žinoti, ko tu nori, kaip tu nori atrodyti, kiek tu nori uždirbti ir panašiai, ir tu pasakai ne tiems dalykams, kurie nėra svarbus, tuomet kiekvieną kartą, eidama miegoti, tu tikrai savimi didžiuosiesi. Bet tas ir yra, tai aš ir išmokau, kaip save gal daugiau ir gerbti, ir nebijoti pasakyti ne, ir iš tikrųjų džiaugtis savo gyvenimu. Kiekvienas žmogus yra skirtingas. Aš buvau iš tų žmonių, kad man reikėjo draugysčių, man reikėjo išeiti. Nereiškia, kad aš jų dabar neturiu, bet aš turiu tik tai 1-2 draugės, su kuriuom tikrai galiu praleisti laiko 1 kartą per savaitę, kavos išgerti, bet aš nešvaistau laiko vien tam, kad tik tai išeiti, kad tik tais pabūti. Aš pastebėjau, kad aš daugiau dabar uždirbu, aš geriau jaučiuosi, aš gražiau atrodau, aš esu linksmesnė, kuomet aš sau užsistačiau ribas, nes aš anksčiau švaiščiau gal laiką. Galvokite apie save ir savo ateitį. Myliu. Iki.